Dijo ūkis įkūrėjai Modesta ir Žygimantas Dijokai Radviliškio rajone puoselė išskirtinį verslą. Gamina ne tik 8 skirtingų rūšių natūralų, nerafinuoto šalto spaudimo aliejų ir ne tik, o visas reikalingas žaliavas užsiaugina čia pat savame ūkyje, kuris puoselėjimas ir sėkmingai perleidžiamas iš kartos į kartą. Ko jau ko, bet agrobiotechnologijų ir agronomijos mokslus baigę ūkininkai idėjų nestokoja. Kviečiame į Dijokų aliejinę. Modesta, tai kiek dabar tų aliejaus rūšių turite? Kiek jau spaudžiate ir savo asortimente turite? Šiai dienai kol kas yra 8 rūšis, greičiausiai tiek ir liks, kadangi mano yra tikslas toks, kad spausti tai, kas užauga mūsų ūkyje, arba bent jau pačioje Lietuvoje, kad būtų tikrai tas lietuviškas natūralus produktas. O tai kas ūkija, kiek žinau, tai yra jūsų šeimos ūkis, ar ne? Ir buvo augalininkystės ūkis. Buvo nuo pat pradžių ir dabar jisai toks ir išlikęs augalininkystės ūkis, tai čia būtent iš vyro pusės. Pradžia buvo tai vyro senelio, tada tėtis po truputį perėmė, o taip vyras augdamas kartu matė visą tą ir pasiliko ir atsivedė ir mane į šitą ūkininkų šeimą. Taip, į šitą ūkininkų šeimą ir taip beauginant įvairias kultūras. Man išėjus motinystės atostogų, pradėjom galvoti, kad gal galim kažką iš to ūkio sukurti ir daugiau. Taip gimė mintis pradėti spausti šalto spaudimo aliejus. Pradžia buvo ir mintis, kad spausti savo ir būtent rapsų aliejų naudot, kadangi jo naudojam iš tikrųjų daugiausiai kepam, salotom, naminiam majonezui, tai tikrai platus panaudojimas, tai vat, taip ir pradėjom. Bet būtent aliejus, atrodo, galėt augalininkystę, daržovės kažkokias ar ne, bet būtent aliejinė, va ta mintis aliejus. Daržovės, manau, žinokit, daugiau darbo reikalauja. Vis tiek tai yra greičiau gendantis produktas, ar ne? Jas ir nuimti yra gerokai sunkiau derlių. Reikalinga dar viena speciali technika, ar ne? Tiek sėjai, tiek nuėmimui ir visiems kitiem reikalam. O čia sėklų turim, reikėjo įsigyti tik presą. Vėliau, aišku, reikėjo ir patalpų. Tai vat jas šiokias tokias mažas įsirengiam savo šeimai. Bet, sakykime, tas kultūros, dabar aliejinės kultūros, tai vis tiek ūkio, pasėlių plotė truputėlį irgi jos pasikeitė, ar ne? Mažiau gal grūdinį ir daugiau į aliejinę. Su šitais visais mano pasižaidimais, aliejų spaudimais į mūsų ūkį sėkmingai atėjo ir toliau yra linų sėmenis, moliūgai, kanapės, margainis, garstyčia, saulėgrąža, rapsai ir dar tokį vieną aliejaus mišinuką darau, tai margainį ir kanapę maišau kartu. Kadangi margainis tai yra toksai vaistinis aliejus, jisai labai padeda mūsų kepenim dėl savo salamarino esamo sudėtyje, o kanapė gelbsti sąnariam, širdies kraujagyslių veiklai, tai toksai junginukas pasisveikatinti. Tai labai labai naudingas ir geras. Tiek salotom, tiek ryte. Sakykim, linų, moliūgų, kažkaip dar tokios tradicinės kultūros, linai ar ne, bet margainis, tokia, kaip jį atradote? Margainį atradau teikdama aliejaus spaudimo paslaugą. Kažkam kitam? Tokia istorija. Taip, kadangi mes taip pat turim presus, visų pajėgumų savo neišnaudojam, tai tikrai teikiam tokią paslaugą ir turiu vieną ūkininką iš Kauno rajono, kuris man ir atvežė margainio jam išspausti ir mane jis labai sudomino, aš pradėjau juo domėtis, pamačiau, kad tai gan naudingas aliejus, pasirodo Kauno rajone jis jau užauga, tai kodėl nepabandžius mums Radviliškio rajone. O sakykime, kiek procentaliai pasėliuose užima, kas daugiausia jūsų yra prioritetas, moliūgai ar visur proporcingai? Vis tiek daugiausia lieka kviečiai, ar ne, tos žieminės kultūros, tuomet rapso ir proporcingai linų, moliūgų. Šiaip mažiausiai siejam tai garstyčios ir saulėgrąžos, tai ko mažiausiai pas mus tenka. Moliūgų visuomet maždaug siejam apie 20
plius minus hektarų. Nuo 10 iki 25 tas skirtumas pagal poreikį, kiek mums tų sėklų reikės. Nes vėlgi tą produkciją kažkur reikia irgi padėti. Čia ne kviečiai, jie neišvažiuoja į elevatorius visur, į uostus. Tai jie jau kitais keliais keliauja. O sakykime, tą aliejaus spaudimą, neįsivaizduoju, kaip tas sėklas ją specialiai paruošti reikia, kažkokio specialiai ar ten pašiltinti, kad išsileistų tas aliejus, nežinau, kaip jisai spaudžiamas, kaip jos apdorojamos, paruošiamos, atrodo skirtingos kultūros, skirtingai jos dera tam tikrą laiką ar ne, ir reikia, kad visas suderinamumas būtų. Tai didžiausią darbą pirmiausiai atlieka vyras, užaugindamas. Be abejo, aplinkos neįtakosim ar ne, kokios sąlygos buvo, tokie augalai ir užaugo, tokios sėklos užderėjo, bet labai svarbu yra kūlimas. Antras žingsnis tai yra išvalymas nuo įvairių piktžolių, sėklyčių, visų tų liekanų ar ne, nes tokia kaip kanapė, jinai labai labai greitai geria į save visas tas žoles, visą tą kvapą, viską, aromatus, tai ją reikia tuoj pat išvalyti ir tada vyksta džiovinimo procesas džiovyklose, tai va čia yra tie svarbus žingsniai, kuriuos teisingai padarius, jau iš karto mes galim susisandėliuoti tinkamai paruoštą sėklą, nes tinkamai paruošta sėkla duos mums gerą aliejų. Jeigu sėkla yra blogai paruošta, aliejus iš karto dėja bus negeras, galim daryti, ką norim. Nes vėlgi linų sėmenis, ar ne, perdžiovinus, jos įtrūksta, jų lobelė sutrūksta ir taip viduje aliejus genda. Jau jisai bėga iš karto kartus, tai ką reiškia, kad jau jisai sėkloje yra nebegeras. Kiek aplamai per metus iš savo auginamų kultūrų išspaudžiate aliejaus? Apie 3 tonas. Bendrai viso aliejaus apie 3 tonas. Tai visa ta žaliava, kurią, sakykime, siūlot, iš kurios spaudžiate aliejų, tiesiog ūkyje čia pat. Kaip jūs tos darbus pasidalinat, ar ne? Mes esam no-till žemdirbystės ūkis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes neariame savo dirvos, chemiją ir visokias trąšas naudojame tikslingai, turime visus žemės plotų žemėlapius, žinome, kur ko daugiau trūksta, keičiam sėjomainas. Tai vat, dirvožemį tyritės natūraliai? Taip, tai vat ir tie visi žemėlapiai padaryti juk yra ir navigacinės sistemos, taip, viskas važiuoja tikslingai, nebėra taip, kad pilti. Tai irgi per brangiai kainuoja šiandieną. Tai va, dėl žaliavos esu labai rami, nes tikrai iš patikimų rankų visada žinau, kad padarys gerai viską, teisingai, kiek tik išeina, kad tik viskas gautųsi puikiai. O šiaip aliejai nebūtų gerai jo, kad viskas būtų tik mano, bet žinokit, ir maišų panešti, ir sėklą supilti, ir didesnį presą reikia paleisti, jau čia mano žinios baigėsi. Jau vyro rankų reikia. Taip, prašom pagalbos tada, taip. O kaip, sakykime, tai yra skirtingi nuo 8 rūšių aliejai, kurie pirmiausiai išeina? Pats populiariausias pagal parduodamumą pas mane būtų linų sėmenų aliejus visgi. Jisai pirmauja. Gal nuo seno tradicija tokia? Greičiausiai, žinokit, jo, nes nėra tokio, kuris nežinotų linų sėmenų aliejaus. Tik tiek, kad ne visi dar sutinka, kad ant jo kepti negalima. Jisai tik salotom. Jisai sveikatintis rytais. Taip. Šaukštą aliejaus prieš maistą. Būtinai. Išgeria šaukštą aliejaus, palaukėt 20 minučių, pusvalandį ir tada prašom pusryčiaujat. Ir linų sėmenų aliejus labai gausus omega 3, omega 6, tai va tai yra labai labai puiku. Dažnas Lietuvoje augina lietuvis moliūgų sriuba, prieš rudeninę šventės pilna tų moliūgų, ar ne? Jūsų moliūgai šiek tiek kitokie yra. Kalbant apie moliūgų sėklas, tai yra didžiausias iššūkis mūsų ūkyje. Sudėtinga sukovoti su piktžolėm, kadangi chemijos jokios tikrai nėra, tai yra lepus augalas, tai tenka tarpueilius ravėti. O vėliau, aišku, moliūgas jisai iššoka į viršų, lapija didelė ir jisai užstelbia tas piktžolės. Bet nuėmimo procesas, moliūgas yra, kai pradedam kulti, žinokit, darbas vyksta dieną naktį, kadangi dieną jį kula, vėliau sėklos yra plaunamos ir tada būtinai turi būti džiovinamos ir išdžiovinamos. Kitaip, kad ir per pusę paros jos surūksta, sugenda ir viskas, jau jos naudojimui netinkamos.
Tai va, bet gerai skamba kulat moliūgus, tai irgi specialus kombainas. Specialus kombainas, taip. Ir apie moliūgus, ar ne? Moliūgų, sėklų pradėjau ieškoti lietuviškų, tuo metu neradau aš tų kiekių. Čia atrodo mes moliūgų karaliai, čia tokie. Moliūgų karaliai, mes tų maistinių visų, ar ne? Tų visokių muskatinių, skaniųjų, kur daug mėsos yra tos vadinamos, to minkštumo, kur galim sriubas virti ir visa kita. O va šitų aliejinių pas mus mažokai buvo. Ir tuo metu tada aš taip per internetą radau tokį lenkų ūkininką. Pradėjome su juo tada diskutuoti. Nusipirkau aš iš jo pokatų sėklų, pasižiūrėjau, kokios nuostabios sėklos, tikrai žalios, gražios, kaip čia taip. Ir ta Lenkija netoli, ar ne? Taip. Tai pabandykim ir šitų, nes jis mums tokį entuziazmą užkūrė. Jisai sako, aš apie 60-80 hektarų sėju. Ir kulu, ir puikiai, ir viskas gerai gaunasi. Jisai mums aprodė nuotraukom savo kombainus, truputį papasakojo apie technologiją. Ir mes pasvarstėm ir visgi ryžomės. Ryžtis reikėjo, kadangi tai buvo reikalingas kulimo kombainas, buvo reikalinga įsirengti plovyklą, specifinė džiovykla sėklom, kurios mes neturėjom tokios. Ir dar tokį volą vyras susimeistravo, su kuriuo būtent važiuoja per moliūgų lauką ir sustumia moliūgus į eiles, kad kombainas patogiai pravažiuotų, juos surinktų, traiškytų ir išimtų sėklas. O tai tą minkštimą tada kur? Minkštimą jau tiesiog mes paliekam dirvoje kaip trąšą. Jisai lieka kaip trąša. Bet vėlgi mūsų moliūgai daug kur auga pamiškėse, tai galim pasakyti, kad elniai tikrai mėgsta pasigardžiuoti. Taip. Ir tiek, aišku, negaila žvėreliam. Ir plius jie taip labai gražiai, žinokit, išvalgo tą visą moliūgą, lieka toks kaip šalmas. Tuščias, tai labai gražiai. O šiaip buvo mintis padaryti ir tą moliūgų kalnelį, pasidalinti su žmonėm, nes norinčių tikrai yra. Tai mielai visi važiavo čia, skambino ir iš Panevėžio, ir Vilniečių buvo atvykusių, kas labai nustebino, visgi Radviliškis, ar ne, didelis atstumas, bet žmonės atvyko pasižiūrėti, įdomu buvo. Tai visokių atgarsių buvo, žinokit, ir sriubos, ir sėklos, ir cukatai, ir sakė, viskas skanu. Bet tinka, vadinasi, gal jis labiau toksai daugiafunkcis. Jisai tinka, tik tiek, kad, žinokit, pavyzdžiui, muskatinę moliūgę, ar ne, ten to minkštimo turėtume tokį storį, ar ne? Mūsų moliūgė to storio kažkur tiek lieka. Ir žiedė daug. Taip, o pilna sėklų. Tai, nes pagrindas sėklom, tai jūs ne moliūgais matuojat derlio sėklomis? Taip, sėklomis. Maždaug. Kiek galima tada, pavyzdžiui, iš hektaro sėklų turėti moliūgo? Apytikriai. Čia kiek mes 3 metų sėjam, tai, žinot, dar, kaip pasakyti, dar reikia skaičiuoti, bet 400-500 į hektarą sėklų galima prikulti. Tai kokie metai irgi papuola, kaip pasiseka. O kokios įtakos tada turi, ta veislė, tai sakėt, iš Lenkų ūkininko, o pati veislė kilimo? Pati veislė, pačias sėklas aš užsisakinėju tiesiog iš austrų. Veislės taip ir atsirenkam pagal austrų pateiktą lentelę, žiūrim, kurios subręsta anksčiausiai, nes vėlgi mes tos saulės tiek daug neturim. Tai pagal tą lentelę bandėm vynus, Gleisdorferį ir Inka, tas 3 veislės, bet šitie 3 metai mums parodė, kad mes vis tiek prie to savo Gleisdorferio grįžtam. Kiek jie lepus priežiūrai, kiek mūsų tas dirvožemis turi įtakos, kiek mūsų ta dabar kintančios klimato sąlygos. Tie 3 metai vis tiek truputėlį užčiopėt jau, kas jiems patinka, kas nepatinka. Gerai būtų, žinokit, taip atrodo jau. Vienais metais atrodo, čia ne taip padarėm, čia ne tada sėjom, dabar sėsim kitaip, čia jau pasimokysim. 2 metais vėl mus moko iš naujo. 3 metai, dabar praeiti buvo labai liūdni, nes buvo pas mus kaip tyčia nelijo. Tuos laukus ir praėjo, ir nelijo, ir mes negavom lietaus. Ir mūsų moliūgai tiesiog uždžiūvo. O priešselis buvo grikiai, kuriuos bandėm visaip naikinti, bet dėja. Grikiai juos taip nustelbė, kad neliko mums tų moliūgų, tai labai skurdus pernai derlius buvo. Ir tas piktžolė, sakykime, paukščiai, kaip su paukščiais? Ar nėra? Ne, žinokit, buvom išsigandę, kadangi pas mus yra labai daug gervių čia aplinkui vaikšto.
Tai jau mes pamatėm vaikštant laukuose, sakom, nu dabar jau jos, kai pradės ragauti, tai žinot, čia jų pulkai skraido, tai bus viskas. Nu, bet ačiū Dievui, tie didėjai mūsų paukščiai neliečia. Bet kalbant apie patį moliūgą, ar ne, čia sakėt, vat visi augina, tai labai puiku, nes jau vien pats moliūgas, vien pats jo minkštimas yra labai sveikas. Ir kepenis valo, ir organizmui daug vitaminų duoda, tai va. Ne tik sėklos ir aliejus, bet ir pats vaisius, tai reikia nenuvertinti, tikrai labai geras dalykas. Modesta, jūs ne tik iniciatorė, sakykime, to aliejaus spaudimo, bet ir šiaip kulinarinių tam tikrų idėjų turit, kad moliūgo aliejų naudojat ne tik tai aliejui. Iš moliūgas tai mūsų asortimente toksai platus, kadangi turim ir moliūgų sėklas, ir skrudintas jau moliūgų sėklas su druskele. Ir moliūgų miltus turime, ir moliūgų aliejų. O kaip tie moliūgų miltai, jie tinka kepiniams ir visą kam, ar jie tiesiog pagardas kaip salotom ar dar kažkam? Šiaip esu išbandžius salotom, bet pagardint ar ne, ir gražiai atrodo. Ir tikrai skanu. Su muštiniam su lašiša irgi pasipuošt, pagardint labai skanu. Tai tokie žalsvos spalvos tokie? Taip, žalsvos spalvos milteliai. O šiaip, jeigu į kepinius dėt ar ne, į blynus, į keksiukus, į pyragus, visur galima maišyti, bet rekomenduoju iki 10% miltų masės, pakeičiant, žodžiu, svorį šiek tiek iš vien iš jų. Na, aišku, eksperimentuoti galima viską, ar ne, bet tiesiog siūlau įmaišyti. Vėlgi, labai skanu ir panaudoti įvairiose tešlose, tarkim, apkepti vištienai, ar ne, pasidaryti plakiniam, tai tikrai ir skanu, ir trašku, ir gražiai atrodo. Iš kur tas ir dar ir ledus kažką ten? Ledai, tai Čia kita tema jau. Čia jau iš Austrų atėjęs toks dalykas, nes Austrai, tai žinokit, jie taip. Kur užeisi į kokį ofisą, kur bebūtum, ten visur rasi aliejaus. Jie įpila visur. Tai va, o tie ledai atėjo iš jų. Tai šiek tiek pistacijų kepintų ant vanilinių ledų ir moliūgų aliejaus. Desertas pasaka. Tai daug mokėte, sakykime, ne kartą minėjote Austrus. Tai pirmosios pamokos iš jų? Pagrindas, žinokit, kur mes ieškome informacijos, tai yra užsienio šaltiniai, ypač Amerikos, daugiausiai ten visokių tyrimų pridaryta ir visa kita. Aišku, mes aliejaus kaip Austrai taip neišspausim, jie turi šiek tiek savo skrudinimo įvairias technologijas, kitaip jie gamina tą aliejų. Šiek tiek užsiminėt, kas patinka jum ir klientui. Va, tai kas jum labiausiai patinka ir ką labiausiai vertina klientai? Ar čia sutampa jūsų ir klientų norai? Panašiai, žinokit, aš labai mėgstu tą mūsų rapsų aliejų. Tai kas dar nenaudojas, visą laiką pasiūlau, parekomenduoju. Tai labai atsargiai, bet pabando, bet po to grįžta, sako, tikrai labai geras. O šiaip mėgstam pagrindinis, ką naudojam salotam, tai yra moliūgų aliejus ir labai mėgstu garstyčių aliejų. Jisai priduoda savo tokio švelnaus aštrumo, labai skaniai, o su silkute ir bulvėm tai išvis pasaka. Na, kada atradot savį ir kulinarės gebėjimų? Šiaip jūs ir vyras esate agronomai. Agrobiotechnologijos baigius, taip, o vyras pagal specialybę, taip, tai va šiek tiek dar bandžiau eiti į darbą pagal savo specialybę, o vyras, aišku, jisai liko ūkyje, bet kai vyras liko ūkyje, tai ir žmona sakė, turi būti ūkininkė, tai taip ir nugulėm kaip tai ūkininkai. Šalia dar agronomo, kaip ar ne, pašaukimo dar ir kulinarės. Žinokit, gal sakyčiau, vyro čia daugiau. Va. Vyro tėtis toks irgi mėgėjas labai, čia ir sriubas jisai man katiliuko verda ir visko prigalvoja, tai va tą silkutę, tai jisai čia atradęs. Tai labai svarbus yra šeimos palaikymas, ar ne? Taip, iš jų ir gimsta dar visokių tokių idėjų, jie dar paeksperimentuoja, pabando, pataria, o aš jau tada rekomenduoju drąsiai. Na, vienu žodžiu, nesigailėte, kad grįžote į kaimą? Ar buvo kitų minčių kažkur? O žinokit, aš iš kaimo niekada ir išėjus nebuvau. Po tikrovei, tai aš užaugau Kėdainių rajone ir visą gyvenimą, kiek atsimenu, tėvai augino agurkus. Tai teko darbuotis šiltnamiuose, prie agurkų, turguose, šiltnamiuose, o po to taip išėjau į Lietuvos žemės ūkio universitetą, tuo metu jisai taip vadinus, pradėjau ten mokytis.
Pabandžiau Erasmus studijas, išvykau į Ispaniją paieškoti saulės, ten visai ir smagu, ir gerai mokslai pasisekė, grįžom. Nu ir tas azartas paėmė, tai tada dar pabandėm praktiką, galimėjo Erasmus praktiką išvykti, tai vat išvykau į Nyderlandus, į Olandiją, gavau padirbėti gėlių ūkyje, prie gėlių dauginimo. Man visai šiaip patiko, žinokit, ta patirtis, buvo įdomu. Ir buvau tikrai nusprendus, kad baigus studijas jau aš kažkur į užsienį ir keliausiu. Taip pat ir sakau, kaip va, taip čia susiklosto, ar ne, kad čia jau jūsų vieta ir vis dėlto kaime gyventi gera. Tikrai labai gera. Kodėl negera? Pažiūrėkit prie mano langą. Miškelis, oras, čia paukšteliai pavasarį čiulba, gražu, o vaikus auginti čia iš vis sveikas oras, pasaka ir pievų, ir vietos, visko sočiai. Tai kas teikia daugiausia džiaugsmo jūsų? Tai, kad jūs atradot save, tai su jums, su vyru? Greičiausiai taip, žinokit, ta bendrystė, manyčiau, kad abudu siekiam to vieno tikslo ir mums abiem jisai tinka ir tada, žinot, vienas kitą paskatini, kad, čia gerai, šaunuolė, arba čia tu labai gerai ir mes va taip kartu koja kojon. Smagiai. Taip. Tai kokia jūs dar, sakykime, ar turit, sakau, ūkio kažkokią filosofiją, tai ką jūs darote, tai jums patinka? Man šiaip patinka augalai, patinka gėlės, patinka važiuoti į laukus, apžiūrėjimai, pavyzdžiui, ypač linai, ar ne, tai kaip gražu, kai visa jūra banguoja mėlyna. Mėlynai. Taip, mėlynai. Tai mes čia tų linų irgi pamiškiai, netoli kelio turėjom prisisėję ir žmonės atvažiuoja pirkti pas mane aliejaus ir klausia, tai kur jau čia tie linai auga? Aš niekur jų nemačiau. Sakau, kaip nematėt, važiuojant čia nuo Radviliškio po dešinę pusę, tikrai didžiulis laukas, ten 9 hektarai, tai jie tikrai turėjo matyti, sakau, mėlynuoja. Negali būti. Sakau, kokiu laiku važiavat? Tai ten 5 valandą. O sakau, žinot, kad linai žydi nuo ryto iki maždaug 1 valandos. Ir tai turi būti labai saulėta diena. Nes jie pradeda tą savo žydėjimą ryte ir po to po truputį pradeda jiem kristi žiedlapiai. Ir tas mėlynumas mažėja. Tai va, jeigu norim intensyviausio mėlynumo, tai reikia kokią 11 valandą važiuoti žiūrėti. O kaip dabar jūsų ta verslo plėtra? Ar jau tiek, kiek turit, jau įgudot, ar dar bandot kažką iš to išgauti, kažkokių idėjų? Kiek parduodu aliejaus, tai va, būtent per savo internetinę parduotuvę, čia vietiniai, kas mane pažįsta. Šiaip turiu šiek tiek įvairių parduotuvėlių įvairiuose miestuose, ne savo, bet tiesiog tų, kurios iš manęs perka mano produkciją ir perparduoda. Tai tikrai irgi didelė paskata ir gamybai, ir klientūrai, nes klientam irgi patogu. O Dio ūkis, tai jūsų taip pat su vyru bendras sprendimas, pavadinimas? Mes ilgai galvojam, koks šitas pavadinimas turėtų būti. Visokių minčių buvo, dėliojam, kadangi galvojam, galbūt kažkada ir į užsienio rinką teks išeiti, tai pagalvojam, kad Dio ūkis ar Dio farm, tai nėra taip sudėtinga, tiesiog pavardės trumpinys, Diokai. Kiek tų klientų per tas 4 metus yra turbūt ir grįžtančių, ir padėkojančių, ir galbūt idėjų kažkokių išsakančių? Yra. Tai mano klientai, mano ir kritikai, ir pagalba, jie viskas viename, aš jiem esu labai dėkinga. Tikrai didelis ratas nuolatinių klientų, o jie tai yra patys geriausi, nes jie apdovanoja visus savo aplinkinius, man atveda vis naujų žmonių į mūsų tą ratą. Aišku, visi žmonės juk renkasi atsakingai, ar ne, jie nori to gero, tikro produkto ir nepuola taip, kad pirkt. Jie žiūri, tikrina. O kai patikrina, tai... Jau kai patikrina, įtinka, tai tada ir jiem gerai, ir man. Grįžta. Štai jums ir dar viena puikiai ūkininkavimo istorija. Pasak Modestos, nusprendė ateitį kurti kaime tikrai nesigaili. Džiaugiasi mylima veikla, augina 3 atžalas, planuoja plėsti verslą ir ieškoti naujovių. Prenumeruokite Agroakademija LT kanalą, spauskite patinka ir toliau stebėkite mūsų naujienas portale ir socialiniuose tinkluose. Thank you.